Na ką, tokia tema pinigai ir giminės prakeiksmas. Paaiškinsiu, kaip tai veikia, kai jūs suprastumėte. Aš aišku visą tai pasakosiu iš savo patirties, todėl kad aš tą praėjau, tą matau, kaip tai veikia, tie mechanizmai, aš juos galiu padėti pakeisti ir kitiems. Ir tai nėra sąmoningai suvokimo lygmenyje, tai yra įrašyta nuo pat mažens ir iš kartos į kartą, per kartas eina šitie dalykai, tą ką žmonės nesuprasdami vadina giminės prakeiksmu. Dabar ir mano tėvas gyveno pokario metais, kada buvo badas, valgyti nebuvo ką, žaidė ten, čia nesu kauliukais kažkokiais ir panašiai. Mama lygiai taip pat prastai, pinigų neturėjo, valgyti kažką gal turėjo, kurie ūkius turėjo ir panašiai, bet pinigų nebuvo. Ir visi šitie, kas į Sibirus tremti, kas, reiškia, pokario metais užaugę, jūs nešatės visi ir aš nešiausi ilgą laiką, kol nedirbau su savim. Aš dabar, kai dirbu, tvarkau ir savo protėvių visas programas ir savo palikonių, tas, kas po manęs yra, vaikų. Ir jūs tą galite daryti. Arba nieko nekeisti ir likti ten, kur esate, užpildami alkoholio ir nervuodami, keikdami visą pasaulį. Bet jeigu pradėsi dirbti, tu pamatysi pokyčius. Tai gerai, dabar šitas prakeiksmas vadinamas pavyzdys, įrašai yra tokie, kad pinigai yra pavojus. Jūs tą galite pastebėti, pavyzdžiui, atsiranda įtampa, kai pinigai sąskaitoje visiškai sumažėja arba nėra grinų, reikia mokesčius mokėti, tada atsiranda įtampa, pradedat judėti, daryti kažkokius veiksmus, atsiranda klientai, arba, kas dirbat samdomam, šito nepastebėsit. Tas, kas dirba ant savęs, dažniausiai tą gali greitai pastebėti, kad reiškia, kai atsiranda įtampa, reikia mokesčius mokėti, tada eini į diskomfortą ir vyksta pardavimai kažkokie. Tik tai tokiu būdu, kada yra reikalingas išgyvenimas pasąmonė. Tu sąmoningai tą gali norėti daryti, bet tavo pasąmonė to nedaro. Automatinis procesas, jūs galit tą labai akivaizdžiai pastebėti. Tu sąmoningai gali ten šikną plėšyti ir niekas nevyksta, tu gali norėti, nesidaro niekas, pasąmonė to nevykdo. Kai tik tai lieka jau nuliai sąskaitoje, tada kažkokiu stebuklingu būdu atrodo įsijungia procesas, paėmė įrašė video, ar tai reiškia kažkoks klientas apsireiškia, ten reklamą paleidai, kažkokios tai idėjos atėjo ir tu tą padarai. Tai yra automatinis procesas pasąmonės, kaip tai veikia. Ir jeigu tokius nuo savo tėvų protėvių gavę tuos tokius kodus vadinamus pasąmonėje, jie jūs veikia iki dabar. Negalvokit, kai jūs kaip pasiėmė paskolas, tai lygiai tas pats žmogus pasiskolina, tada jisai duoda savo įtampą spaudimą, kad reikia uždirbti tuos pinigus, tada eina procesas. Yra toksai mechanizmas, bet tai nėra laisvė, tai nėra, kaip sakant, kad aš dirbu iš geros savijautos ir pas mane pinigai kaupiasi. Tai yra iš įtampos, iš trūkumų, iš stygiaus. Dėl to veikia bankų sistemos paskolos ir aišku, kita dalis ten programuoja, kad jūs norėtumėt, pirktumėt panašiai. Netgi užsienį išvažiavę žmonės, jie pažiūrėkit, dažniausiai pinigų retas, kuris susitaupo. Aišku, kai nėra kur išleisti, jie kaupėsi. Aš pats dirbau 4000 uždirbdavau į mėnesį. Kai tu tiesiog neturi kur jų išleisti, tada automatiškai kažkiek tai susikaupia. Bet tau ateina tokių durnų idėjų, kur investuoti, kažką nupirkti, ten kokią visai net nereikalingą dalyką dažniausiai, ant kurio prarandi tos pinigus. Tai žodžiu, yra tokių reikalų, kurie veikia kaip giminės prakeiksmas ir juos galima perrašyti, bet čia yra, ką ten kažkas tai komentavo, koks tai pinigų šamanas. Tai neužtenka tik tai vieną tokią programą pakeisti. Reikia visą tą centrą sugrąžinti, kad žmogus galėtų išaugti iš vaikiškumo ir tada galėtų savo programas keisti pats, nes jų yra labai daug, begalį tų programų su pinigais ir su visais kitais įrašais. Tai
Reikia tą daryti, netikėkit magiją, netikėkit fantaziją, pozityvių mąstymą, visą tai neveikia. Jeigu jūs patys nedalyvaujat procese, jūs to niekaip nepakeisit. Tai nėra sąmoningajam lygmenį, tai yra pasąmonė, tai yra visa tai, kas daro. Įsivaizduokite, 6-7 milijardai procesų per sekundę pasąmonė daro. Jis atsakinga už sveikatą, atsakinga už jūsų savijautą, už jūsų realybės kūrimą. O ta sąmoningoji dalis tik tai 2-3 ir tai ne procentai, o tik 2-3 veiksmai vykdomi šiuo metu. Va tas sąmoningas stebėjimas. Nu tai tik tai su juo gali savo dėmesį kreipti. Arba į pozityvą, arba į negatyvą. Tai va tik tai tiek mes tą galim savo, o visą kitą pasąmonį daro. Ir tai ne jokia magija, tai yra konkrečiai technika, kaip tai dirba. Jokios magijos čia nėra, iš vis jos nėra. Jūs tiesiog, ko kliedė va, ta vaikiška sąmonė, jinai bando paaiškinti ir metus daugybė visų bando paaiškinti, kas per religiją, kas per psichologiją, kas dar per kažką. Tie grybų valgymai, tai yra tik su savim bendravimas su savimi, ten reiškia, ten ne su dievais jūs bendrausit. Gerai, kas norit, registruokitės nemokamų konsultacijų, matau, kad žmogus kažkoks beldžiasi ir nori pabendrauti. Iki.